Tai labas, Maksai, Labas. dar kartą. Ir gal tu galėtum trumpai save prisistatyti? Jo, tai aš esu Maksas, man yra 32, neužilgo jau ir 3. Nu, vis kopiu link to momento, kai jau dirbsiu grinai savo, įsikursiu įmonę. Tai va tiek žinių kol kas apie mane. Nu, fainai, smagu girdėti, kad tu planų turi jau į ateitį su tuo. O žiūrėk, kaip tu sugalvoji ateiti į NLP Explorer mokymus, mokytis būtent vat, pas Vygandą? E, būtent pas Vygandą. Vygandą aš žinau jau, nenoriu sumeluoti, aš jį pirmą kartą susipažinau su juo gal 14 metais. Oho. Aš turėjau per biržą mokymus. Man reikėjo praeiti tam tikrus mokymus, kad gauti tai, ko man reikia. Mhm. Tai ir papuoliau 2 dienų mokymuose su Vygandu. Mhm. Ten irgi buvo tam tikri, mačiau ir hipnozę, mačiau kai kurios ten niuansus, mane sužavėjo, bet einant gyvenimo keliu, gyvenant savo gyvenimą, kuriant šeimą ir visą kitą, kažkaip aš iš tikrųjų tą visą momentą primiršau, bet nutikus gyvenimo momentam, tam tikriem, kaip, pavyzdžiui, kaip ir skyrybos, kai tu, man atrodo, kiekvienam tai duoda tam tikrą tokį per galvą smūgį, kai tu truputį nesupranti, kas vyksta. Ir atrodo, blemba buvo taip, dabar taip, ir tu jauties pasimetęs, nebežinai, ką daryti, nebesupranti, ar tu gyveni taisyklingai ar ne, kur eini, teisingai, neteisingai, ar tavo siekiai tikri, tu to nori, ar nori kažkas ne tu, o gal tai ne tavo. Ir tada aš prisiminiau Vygandą ir man Facebookas išmetė kaip tik vat, tą tokį jo paskaitos nemokamą prisijungimą. Nu tai taip išėjo, kad aš pabuvau paskaito ir nusprendžiau, kad kadangi noriu atrasti save, noriu suprasti, link kur man reikia eiti, kad jaustis gerai, taupant laiką, daug neklaidžiant, vis tiek aš manau, vienam tai yra daug sudėtingiau ir daugiau užima laiko ir energijos daug reikia. Tai kas be ko, jo. Taip, tai kai tu turi kažkokį pagalbinį žmogų arba bent jau turi įrankius gyvenime, ką turi daryti, kad eiti, daryti ir pasiekti, žinot labiau paprasčiau, nu tai va to aš ir pasinaudojau iš tikrųjų. Pasinaudojau va galimybę įgyti įrankius ir palengvinti savo ėjimą. Jo, bet tai čia kažkur 8 metai, nebuvo tarpas, laiko tarpas, kada vat nuo tų pirmų mokymų, kur pas jį buvai ir paskui... Taip. Oho. Taip, tai aš kelis kartus jam rašiau ten dėl tam tikrų priežasčių, bet vėl parašai, tada nesusiderini laiko ir vėl viskas nuplaukia, nueina, nu ir, žinai, paskesti rutiną ir gyveni ir vėl pamiršti tam. Ir kartais iš tikrųjų netgi lipimas iš komforto zonos irgi duoda. Jo, čia tai faktas. Gal tiek to, gal netinka, bet dar pagyvensiu taip kaip yra. Nu jo. O čia dar, jo, ir dar čia dar realiai tai visa ta klasė žmonių, pas mus visi tokie lipantys iš tos komforto zonos, tai toks irgi gaunasi biškutį kolegų spyrė į užpakalius arba labai geras palaikymas. Taip, su tuo sutinku. Taip, ir jeigu kalbant pradėti truputį pakalbėjus apie mokymus, tai dalyvaujant paskutinės 3 praktikas, pastebėjau tai, kad labai smagu matyti, kaip kolegos įsijaučia, nesiblokuoja, kai natūraliai daro pratimą, užduotį ir iš tikrųjų labai daug pastebėjau tai, kad esu pats pastabesnis. Tas labai man labai patinka. Aš norėjau, žinok, dabar sekantį klausimą, ar klaus tavęs, ką tau šitie mokymai davė. Tai jau tu realiai tą patį ir įvažiavai labai gražiai, tai tik tęsk. Kaip laukiam. Tai va, tai jo, tai pastebėjau tai, kad esu pastabesnis, labiau matau labiau detalės. Kaip aš sakau, gal net labiau tapau sąmoningas. Nes, aš suprantu, kad
visą laiką. Nesakau, kad ištisai 32 metus aš buvau nesąmoningas, bet didžioji dalis buvo taip, kad, aš galiu dabar drąsiai sakyti, kad aš tikrai buvau robotas. Turiu užduotį, aš einu darau. Ir aš, ta prasme, man atėjus netgi, sakau, man labai buvo sudėtinga jausmus reikšti, suprasti, kokia emocija, kokį turi jausmą suteikti. Dabar irgi nesakau, kad aš ten jau profas, bet yra paprasčiau. Vis tiek yra paprasčiau. Aš atsimenu pradžioj mokymų, kad šitas buvo gan sudėtingas dalykas tau, bet dabar pastaruoju metu, tai kiek aš mačiau bent jau, kaip tu dirbi, tai buvau pamiršus šitą dalyką, aš buvau jau pamiršus vienu žodžiu, kad tau kažkas čia problemų dar buvo su tuo. Bet jo, tai jau gerai reiškia, bet aš bandau stengtis tiek, kiek galiu, nes dabar irgi tas etapas, kai noris ir to, ir to, ir to, ir visko labai daug noriu, nes nebestovi vietoj, supranti, kad net ir vidus, ir smegenys, ir šaukia, kad siek to, siek to, siek to. Tai dar truputį reikia pasidėlioti rutiną, kad tvarkingiau būtų, nes kol kas atrodo ten pašvakų ten, bet nieko, čia tam reikia laiko. Bet grįžtant prie to, kaip sakau, labai smagu stebėti, kokie laisvi ir mūsų kolegos, ant kiek jie nebijo, nes NLP jis iš tikrųjų labai stiprus reikalas, kada tu pradedi lysti į žmogaus skaudžias vietas, į žmogaus pradžiui vidų ir dasikrapštai iki taško pagrindinio. Gal galima pavadinti G taškas, kuris tik tai teikia ne tą malonumą. Jo, čia geras metafora. Visiškai kitokį jausmą, tą realiai tokį nemalonų jausmą. Kažkokia vidinė žaizda, kuri būna užgulta labai dažnai. Iškrapštai iki šaknies ir tada tu matai, kad ne tik matai, bet aš ir ant savęs jaučiau, kai visą tai veikia net iki tokios gilumos, iki ašarų, kai tu verki ir tu supranti, ir baisu lyst ten, bet ir supranti, kad reikia lyst, todėl kad jeigu tu nelysi, tu nepakeisi nieko. Ir kuo tu gyvenisi, kuo tu nuo šaknies ištrauksi tą problemą, tu jos atsikratysi. Tai va tas, sakau, man tai toks atradimas tame, kad mes galim netgi patys savo tam tikrom praktikom padėti tam tikrų metų, be kito pagalbos. Smagu ir smagu taip, kad tu gali mokintis ir gali dabar padėti kitiem. Ir kad ta erdvė yra, pavyzdžiui, tokia, kad tu realiai saugiai gali ir tas ašaras patirti, jeigu reikia. Nes čia aš dabar, kadangi tu pasakei apie paskutinės 3 praktikas ir man pačiai buvo paskutinė praktika labai ta žaizda atkrapštyta, tai tas, kad ant tiek saugia erdvė, kad tu gali tiesiog leis tam visam plaukti natūraliai ir žinai, kad tai dabar jo nesmagu labai, sunku netgi tam momente išbūti, bet tu žinai, kad tu išbūsi ir kad visas palaikymas ir pats atvygandas, jisai padeda viską susitvarkyti iki tiek, kad, ta prasme, po to tu ant sparnų skraidai, nes tu žinai, kad tu su tuo susidorojai. Jo, ir tas yra smagu, kad aš nežinau, kaip bus kitos grupės, bet aš manau, kad vėlgi ateina žmonės mokytis tam, kad su tuo tikslu, kad keistis. Tai manau, kad ir ateityje bus grupės tokios atviros, nuoširdžios. Tu gali nebijoti savo jausmų. Tavęs nieks nenuteis, nieks neužsidengs, nes verkia, darnios. Nebus to. Nebus, nes vis tiek tu gali verkti, jeigu tau tu jauti skauda ir tavęs nieks nenuteis. Ta prasme, priimti kaip yra, va tas man labai patinka, va tas momentas dar prie viso to, kas yra. Jo, aš labai šitoj vietoj tai superinį tokį dalyką atskleidai, nes pati tai turbūt irgi labiausiai tai ir vertinu, kad va ta saugia erdvė, patirt, ištirt ir, kaip pasakyti, visiškai va tiem dalykam, tokiam tom žaizdom pasigydyti vidinėm, kurios ten būna užgoštos kasdienybės ir tu net kartais nežinai, kad pats jas turi net irgi iš tikrųjų. Tai va, jo, labai smagu. Tai dar kažką turi pridurt, ar jau kaip ir visą? Dar kažką norėjau, bet jau dabar tiek iškalbėjau, kad kažkur kažkas užstrigo. Viskas gerai. Tai va, o rekomenduoti NLP, iš tikrųjų, ką norėjau sakyti, dėl to rekomendacijos.
kiekvienam iš tikrųjų, mes kiekvienas realiai turime savyje kažko, kas mums nepatinka, kas mums netinka, kas mums kiša, mums patiem, mūsų viduje esantis dalykai kiša mums koją. Ne kažkas kažkur kažką. Ką aš supratau NLP irgi dar tokius faktus, paprastus dalykus, kad tai, kas erzina mane aplinkoj, vadinasi, aš turiu ieškoti problemos savyje. Ne kažkur, nekaltinti žmogų, kuris mane suerzino. Už tai, kad jis ten nusišypsojo, nusijokė ar kažką pasakė, ne jisai kaltas. Jisai padarė taip, kaip jis nori. O tai mane suerzino. Vadinasi, aš turiu keisti savyje kažką. Ir aš turiu išsikrapštyti. Tai lygiai taip pat kiekvienam žmogui. Nekalta aplinka, nekaltas žmogus, o kaltas tu. Ieškok problemos savyje. Ir kiekvienam siūlau, jeigu tu matai, kad tu negali susitvarkyti, ir jeigu tu matai, kad tai yra per daug sunku ir tu suirzęs ir pavargęs nuo to, kas vyksta, tai vat, nesakau, kad būtent pas Vygandą, bet eiti tikrai čionai ir gauti tikrai tinkamus įrankius, nes NLP tai yra didelis įrankių bagažas į ateitį darbui su savimi. Super. Nu, ačiū labai tau už tokį atsiliepimą, nes tikrai labai smagu girdėti ir labai gerų, kaip pasakyti, pointų, labai gerų dalykų iš tikrųjų atkasiai čia. Tai labai smagu, ačiū tau labai, Maksai. Ir iki... Ačiū už mokymus ir už viską. Iki susitikimo antradienį. Iki greito.